Sveiki visi, kaip jaučiatės? Gerai? Super. Labas. Tai Monika, gal trumpą intro? Taip. Kalbėjo prieš tai vedėjas apie dantų valymą. Bet ar eidami per perėją jau visi sustojote ir apsidairote? Į kiek pusių dairotės? Taip, ir kartais net kelis kartus pasižiūri turbūt. Ir prie šviesoforą sustojat. O kai įsijungiat naršyklę, ar galvojat, ką ten darot? Tai saugiai elgtis internete, tokiems skaitmeniniams klajokliams kaip jūs, yra taip pat svarbu, kaip ir saugiai elgtis gatvėje. Kodėl, Augustina, tai yra svarbu? Tai gal kas nors šiaip žinot, kas yra saugumas internete? Kas gal galėtumėt pasakyti? Prašau, matom ranką pačiam gale. Atsakingas ir saugus elgesys internete. Labai neblogai. Visiškai teisingai ir taip, dar vieną ranką turim. Negalima tenai susibrandinti per kokias žinutės, per kokius pasvardus su kažkokiu nepažįstamu žmogumi. Labai gera mintis. Negalima draugauti su nepažįstamais žmonėmis, taip pat kaip ir susitikus gatvėje. Va, jau ir užvirė diskusija. Taip, negalime siųstis nepažįstamų nuotraukų iš nepažįstamų šaltinių, bet kas tai yra apibendrinus, Auguste? Taip, tai saugumas internete susideda iš tokių dviejų didelių dalių. Tai vienas dalykas tai yra atsakingas elgesys internete, o kitas dalykas tai yra saugus elgesys ir atsargus elgesys internete. Ir šitą dalyką mes darom ne tik tai dėl savęs, ne tik dėl savo pačių saugumo, bet tai darom ir dėl kitų aplink mus esančių žmonių. Na ir dabar mes norėtume jums papasakoti apie tokius 5 svarbius dalykus, kurie yra susiję su saugumu internete ir kągi mums reikia daryti, kad būtume saugus. Kalbėsim 5 dalykus, 4 pristatysim mes, o 5 galvosim kartu. Pirmas. Drąsiai kalbame, susidūrę su abejonių keliančiu turiniu internete. Taip. Ir čia labai svarbu žinoti, kad kiekvienas iš jūsų visada turite pasirinkimą ir jeigu kažkas jums rodo turinį, kuris jums nepatinka, kuris jūs verčia jaustis nejaukiai ar nemaloniai, visą laiką drąsiai sakykit, kad ne, aš nenoriu to žiūrėti, nenoriu tame būti, nusisukit, išeikit ir atsitraukit nuo to. Ir būtinai praneškit suaugusiam, kuriuo pasitikit, kad susidūrėt su tokia situacija ir kaip tai privertė jūs pasijausti. Na, o kitas dalykas, jūs patys taip pat visada turit pasirinkimą ir jeigu patys randat kažkokią informaciją internete, kuri netinka, nepatinka ir nesmagu, spauskit tą iksiuką, išjunkit ir pabėkit nuo jos. Gali tapti tikrais interneto policininkais. Atsargiai dalinamės savo ir kitų asmeninę informaciją. Taip, tai čia turbūt visi puikiai žinot, kad tokie jautrus duomenys kaip asmens kodai, namų adresai, telefonų numeriai, paštai, vardai ir pavardės galų gale, tai yra dalykai, kuriuos turėtume pasilikti savo ir neturėtume skelbti viešoje erdvėje. Na, o nuotraukos, kuriuose matosi mūsų veidai arba mūsų draugų veidai, mūsų tėvelių veidai, lygiai taip pat turėtų likti tik tai mum ir tik tai mūsų asmeniniam fotoalbumai. Trečias. 9 kartus pasvarstom, patikrinam, o tik 10 patikim. Būnam labai budrus ir niekuo nepasitikim internete. Visus laiškus, visas žinutes atidžiai peržiūrim. Visus kvietimus į draugus lygiai taip pat. Jeigu kas nors sako jums, kad laimėjot ypatingą prizą ir tas prizas mirksi visom vaivorykštės spalvom, žinokit, kad melas ir būkit labai atsargus. Elgiamės taip, kaip ir klasėje, taip ir internete. Taip, kaip norėtumėme, kad elgtųsi su mumis. Ir nepamirštam, kad už visų tų mažų avatarų ir nuotraukėlių visur yra žmonės, kurie lygiai taip pat, kaip ir mes, turi jausmus, lygiai taip pat jaučia ir gali būti įskaudinti. Ir kai kalbame apie patyčias, jos internete taip pat vyksta, tad mes turime prisimti atsakomybę ir
nedalyvauti tose patyčiose, o kartu ir padėti tiems, kurie jas patiria, jeigu tokių atvejų matome. Ir paskutinis. Saugom savo paslaptis. Tai turbūt mažai kam tekę girdėti apie saugumo ir privatumo nustatymus, tai kviesim mokytojus, tėvelius ir visus atsakingus suaugusius žmonės, savo mažuosius su tuo supažindinti ir reguliariai tikrinti, nes jie būna atnaujinami. Na ir žinoma, svarbiausias dalykas jums. Niekada su niekuo nesidalinam savo slaptažodžiais. Mes žinom, kad slaptažodį labai lengva pamiršti. Ir tada kyla toks nenumaldomas noras pasidaryti tokį paprastą, kad atsimintum, visur naudotum. Bet yra tokių programų, kurios geba labai greitai atspėti tą slaptažodį. Tai mes turim paslapti, patarimą, pratimą, kurį galėsit su mumis pasipraktikuoti šiandien, o galbūt išbandyti ir toliau klasėse. O tiems, kas stebi transliaciją ir išbandyti patys, tai pasibandysim sukurti saugų slaptažodį. Kas sudaro saugų slaptažodį, Augustė? Taip, tai turim čia tokius 4 labai svarbius dalykus, svarbius kiekvienam iš jūsų ir kiekvienam interneto genijui. Tai kaipgi tą slaptažodį sukurti? Pirmas žingsnis, kadangi slaptažodžiai labai dažnai pabėga iš mūsų galvų ir pasimiršta, reikia sugalvoti kažką, kas būtų mums įsimintina, juokinga, smagu, tai gali būti kažkokia frazė, gali būti dainos žodžiai, kurie jums patinka, visiškai nesvarbu, svarbu, kad tas dalykas liktų jūsų galvose. Tada, kai turime tą frazę, mes tą frazę kažkaip sutrumpiname. Galbūt išimame keletą žodžių, galbūt išimam balses, galbūt išimam priebalses, visiškai nesvarbu, patys galite išsirinkti savo sutrumpinimo būdą. Kai tai padarom, kad būtų ir didžiųjų, ir mažųjų raidžių. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra slaptažodis iš 3 žodžių, kiekvieną žodį pradedam didžiąją raidę. Na, bet kaip jūs sugalvosit. Na ir žinoma, neatsiejamas komponentas yra raidės ir specialieji simboliai, jų tikrai būtinai įdėkite, kad slaptažodžiai būtų super saugus. Tai kad lengviau prisimintumėt, pavyzdžiui, vietoj A raidės galite naudoti ketvertą arba simbolį eta. Arba vietoj trumposios I galite dėti šauktuką ir taip tikrai sustiprinsite savo slaptažodį. Ir kai sukuriate tą super sudėtingą slaptažodį, reikia žinoti vieną dalyką. Kad negalima naudoti to paties slaptažodžio visoms savo paskyroms ir programėlėms. Tokiu būdu galima labai paprastai tas paskyras nulaužti ir pasiekti jūsų asmeninius duomenis. Tai kiek paskyrų ir kiek programėlių, tiek ir sudėtingų slaptažodžių. Na, o dabar kviesim išbandyti savo slaptažodžius ir pasitikrinti, kokio stiprumo juos sukūrėte. Tai čia yra internetinė svetainė, į kurią nukeliavus galit savo šiuos super sudėtingus slaptažodžius patikrinti ir pažiūrėti, kiek milijonų metų užtruktų juos atspėti. Tai išsiaiškinkite, kuris slaptažodis jūsų klasėje buvo pats sudėtingiausias. Grįžkime dar prie slaptažodžių. Kokį labai sudėtingą slaptažodį jūs sugalvotumėt? Pavyzdžiui, aš kol stovėjau, sugalvojau slaptažodį, kad Tomas Dirgėla yra labai kietas rašytojas. Rankų miškas, klausau. Miško takas 124. Aš spėju, kad kompiuterinė programa tavo slaptažodį nulaužtų maždaug per 3 sekundės. Ieškom sudėtingesnių slaptažodžių. Taip. O savo gimimo metai yra labai jautri ir tau privati informacija, kurias labai svarbu nesidalinti ir pasilikti savo. Galbūt gali savo mėgstamiausio žaidimo sukūrimo metus. Kokį žaidimą žaidži šiuo metu? Labai daug žaidimų, tai tikrai išsirinksi. Klausau. Būto numeris ir 1000. Primenam dar kartą, dar pasikartosim, kad labai svarbu jūsų informaciją, kuri apie jūsų namus, jūsų šeimą, pasilaikyti savo. Čia matau rankų mišką šitoj pusėje. Klausau. Taip.
RO5123. Jau pereinam į sudėtingesnių slaptažodžių kategoriją. Taip, klausau. Savo vardą? Bet tada turėtum apdėti jas visokiais sudėtingais simboliais, pridėti papildomų raidžių, dar kažkaip užkoduoti, kad pati net pažintum, kad čia tavo vardas. Taip, kolega. Jo, taip, tu ir tada tavo kaimynas. Vienas, 1-0-0-1-1-1, karvės pienas, taip, visi slaptažodžiai. Jau tikrai labai sudėtingas slaptažodis. Ir dar paskutinį, prašom. Galima savo mėgstamiausius dalykus. Pavyzdžiui, savo mėgstamiausius dalykus. Kokie tai dalykai galėtų būti? Katinas, mėgstamiausia mašina. Katinas ir mėgstamiausia mašina bandam. Toyota Garfieldas 3064. Sudėtinga? Sudėtinga. Ačiū visiems padėjusiems kurti sudėtingus slaptažodžius. O dabar tam. Mes suprantam, kad netapsit interneto saugumo profais rytoj, bet palaipsniui tikrai pasidarysit drąsesni ir mes Sauguse net nebejojam, kad prižiūrėsit vienas kitą ir dar pamokysit tėvelius, kurie labai dažnai nesilaiko saugaus elgesio taisyklių internete. Pasikartojam. Drąsiai kalbame, kai susidurėme su turiniu, kuris mums kelia abejonių, yra nepatogus, nemalonus ir pasidalinam būtinai su suaugusiu, kuriuo pasitikime. Antras dalykas, atsargiai dalinamės savo ir kitų asmeninę informaciją, apie ją jau kalbėjome. Trečias, 9 kartus pasvarstom ir patikrinam ir tik tada patikim. Ketvirtas, elgiamės taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis ir ne kaip kitaip, tik tai taip. Ir penktasis, saugom savo paslaptis. Na, o dabar norime akimirkai atkreipti mokytojų dėmesį ir manom, kad saugumas internete yra ta tema, kuri turėtų būti svarbi ir aktuali kiekvieną dieną, o ne tik tai kartą per metus. Tai vedliai kartu su Google yra sukūrę saugumo internete modulį, kuris yra atviras ir prieinamas ir nemokamas visiems mokytojams. Tai kviečiame užsiregistruoti www.vedliai.lt/saugumas internete ir pasiekti saugumo internete modulį, kuriame yra pamokos, užduotys ir daug skirtingų dalykų, ką galite nuveikti su savo mokiniais, kad jie plėstų savo žinias šioje temoje. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad jau vasario pabaigoje mes pradėsime gyvus susitikimus būtent šitą temą su mokytojais, tad kai užsiregistruosite, matysite visą informaciją ir galėsite prie mūsų prisijungti. Na, o dabar ačiū Jums ir būkime saugus. Ačiū Jums ir tikimės, kad išsinešit bent vieną dalyką iš šiandien paskaitos ir jau nuo šiandienos popietės būsit saugesni internete. Aš tai tik gal turėjau tik porą klausimų, šiaip tiesiog tokių visiškai atsitiktinių esu. Aš būsiu užkadrės balsas, kaip dabar podcastuose yra labai populiaru gerai. Tai jūs, pavyzdžiui, akcentavote, kad reikia, čia mūsų šitai super jaunai auditorijai, tarkim, reikia atsižvelgti tą faktą, kad už kiekvienos paskyros slepiasi kažkoks tai žmogus, kurio galima įžeisti jausmus. Taip, bet čia turbūt su ta mintim, kad statistiškai ten greičiausiai yra žmogus, ar ne? Nes mes dabar įeiname į tokį amžių, kur jau AI-us bendrauja su AI-umi ir pusė paskyrų yra netikros, kaip pavyzdžiui Elono Musko platformoje. Tai ar į tai reikės vis labiau atsižvelgti, ar vis tiek geriau yra tiesiog laikytis tokios kaip vientisos, sakykime, taisyklės, kad visgi greičiausiai ten yra žmogus, bent jau duotojo momentu, ir kaip sakoma, neverta turbūt ten mėtytis kažkokiais purvais ir jo įžeidinėti. Koks turėtų būti požiūris į šitą naują fenomeną interneto? Aš tai manau, kad purvais geriausia mėtytis purvo balose, Sutinku. Bet kokiu atveju ir linksmiausia, o mes, kai kalbam apie mūsų 9-mečius, 10-mečius arba pradinokus, kurie dabar mūsų klausosi, tai pradėkime nuo to, kad dauguma jų neturėtų iš vis turėti paskyrų socialiniuose tinkluose ar elektroniniuose paštuose. Tai mes kalbam apie tai, nes susidurėm su problema, kad dažnai tėvai neapsaugo vaikų, nes dauguma socialinių tinklų ar paskyrų yra prieinama nuo 12 ar 14 metų ir neužtikrina vaikams jokio saugumo. Ir vaikai dažnai labai pasitikė tuo, ką mato internetinėje
erdvėje ir todėl mūsų pagrindinis darbas yra ugdyti jų pastabumą ir suaugusiųjų atsakomybę, kalbant apie saugų elgesį internete, nes net ne visi suaugę, kaip ir paminėtas Elonas Muskas, tą atsakomybę demonstruoja. Tai visgi mes dabar kalbėjom su jaunesnė auditorija, jeigu kalbėtumėm plačiau, tai žinoma, būtų daug viskas jautriau ir susiję su tikrai to vadinamąją fake kultūra, kur dauguma veikėjų internete dažnai būna netikros paskyros ar tie patys robotai. Mano sekantis klausimas ir būtų iš tikrųjų buvęs, ir dalinai ir atsakėt, kad čia turime, kaip jūs sakiau, labai jauną auditoriją, kuriems dar turbūt, kaip jūs čia rėkėt visi, kokį gerą 5 metį nebus galima net susikurti paskyrų. Bet aš kaip suprantu, jeigu mes kalbam apie bendravimą su kažkokiam paskyrom, tai tada šie jaunieji žiūrovai ir žiūrovės turi turėti paskyrą. Tikriausiai, kad kažkaip vis tiek susikuria tas paskyras, ar ne, socialiniuose tinkluose. Tai čia turbūt dalykas, kurio, čia didelė problema, kurios jūs dabar čia neįspręsit ant scenos. Bet tarkim, šiaip visos populiarios platformos siūlo įvairius tos vadinamosius, atsiprašau už anglicizmą, monitorinimo įrankius, ar ne? Tai Instagramas turi Supervision Tools, TikTokas Family Pairingą, YouTube'as YouTube Kids. YouTube Kids, beje, man atrodo, gal ir šitam amžiui yra tinkamas. Facebook Parental Dashboard ir Snapchatas, tarkim, turi Family Center. Tai, tarkim, jūs, aš suprantu, kad iš vienos pusės turite edukuoti šį super ultra jaunimą, bet ir iš kitos pusės turbūt tada informuoti jų tėvelius, ar ne? Kiek jūs, pavyzdžiui, savo tam informavime integruojate šitų platformų, tas tėvam prieinamas, tos vadinamosios monitoringo, tos visus įrankius. Nes aš kažkada šnekėjau, vaikų teisių buvo toks renginys ir aš kalbėjau apie tai, kad šiaip tai Lietuvoje, bent jau kiek aš žinau, nieks nesinaudoja jais, nors šiaip kiekviena platforma turi savo atskiras platformas, kurių pagalba galima žiūrėti, stebėti, prižiūrėti, ką jų vaikai veikia tada socialiniuose tinkluose, bet pas mus tai kažkaip nėra labai populiari tema, nežinau. Pas mus, aš čia labai generalizuoju, bet yra populiaru maždaug arba duodi planšetę, arba neduodi jos ir viskas. Ir jeigu jau davėjai, tai viskas, praradau vaiką savo skaitmeninėje erdvėje, bet taigi yra įrankių tam. Kiek jūs gal bandot prisidėti prie tėvelių švietimo šitoje srityje? Tai mes tiesiogiai su tėvelių švietimu nedirbam, daugiau dirbam su mokytis, kurie dažnai yra arčiau vaikų ir jos mato kiekvieną dieną ir norim, kad kalbėjimas apie saugumą internete taptų tokia bendro ugdymo dalimi, kaip mes kalbam apie saugų elgesį gatvėje ir panašiai. Tai tokia, man atrodo, kylanti tema. Įvairiai sprendžia. Pavyzdžiui, Australija prieš porą mėnesių asmenims iki 16 metų iš vis uždraudė socialinių tinklų naudojimą ir bet kokių paskyrų kūrimą iki 16 metų, nes mato, kad nesusitvarko su prisijungimais ir panašiai, tai mesgi suprantam, kad čia yra ne tik interneto genijai, bet ir tikri hakeriai, kai kažko labai nori pasiekti, labai greitai tos paskyros būna nulaužiamos. Mano šeimoje galioja mygtukinės Nokios taisyklė, tai iki 5 klasės vaikai vaikšto su mygtukinė Nokia ir labai sėkmingai žaidžia gyvatėlę, bet tai tikrai neapsaugo nuo to, kad jau 5 ir 6 klasėje tas turinys pasidaro labai prieinamas ir tikiuosi, kad sąmoningumas pradės suaugusiųjų didėti, nes manau, kad po 10 metų mes apie išmanųjį telefoną kalbėsim kaip apie cigarečių pakelį ir turėsim įspėjamuosius ženklus, kad vartokite atsakingai ir jie bus apriboti jaunesniems žmonėms dėl tikrai didžiulio krūvio, intensyvaus krūvio jų smegenim, darbingumui ir tuo pačiu tuo, kad visas pasaulis pasidaro atviras, o jie gebėjimų ir atsakomybės už save pilnos tikrai dar neturėtų prisimti. Supratau, ačiū labai, tai ačiū dar kartą Monika ir Augustina, paplojame. Ačiū.